Utenoje iškilmės. Jau kelerius metus iš eilės jaunomis šypsenomis žydinti šventė tampa garbės ir džiaugsmo vainiku ilgo sunkaus darbo, studijų pabaigtuvėms. Absolventai, kuriuos Utenos kolegija skaičiuoja ne dešimtimis, šimtais, rankose spaudžia diplomus. Į padangės skrieja tradicinės mokslų baigimo kepuraitės. Šiemet baigę diplomus gauna daugiau negu 600 absolventų, 20 specialybių. Tai iš tiesų skaičius galbūt iš vienos pusės nėra įspūdingas, bet iš kitos pusės, jeigu mes sužinotume, paskaičiuotume, kad ties kiekvienu diplomu džiaugiasi jo savininkas, jo artimieji, jo draugai, giminės, šeima, tai iš tikrųjų mes matom, kad tai tokia šventė reikalinga ir reikia mokėti rimtai dirbti, reikia mokėti linksmai švęsti. Socialinių, biomedicinos, technologijos mokslų studijų sričių programos. Unikalios. Net 21, iš kurių 9 taikoma probleminio mokymo sistema, visose kitose probleminio mokymo metodai. Utenos kolegijoje išskirtiniai pasiūlymai. Studentas, mokydamasis regioninėje aukštoje mokykloje, turi unikalų šansą, unikalią galimybę būti maksimaliai arti savo gyvenamosios vietos, savo regiono, savo šeimos aplinkos. Tai neabejotinai visada jam suteikia didesnio pasitikėjimo savimi, sumažina studijų kaštus. Tai mes iš tikrųjų visada džiaugiamės, kad atsiliepiam į mūsų regiono darbdavių poreikius, kurie prašo vienų kitų specialybių absolventų. Žinoma, tada modernizuojam mūsų studijų programas, atnaujinam, naujas diegiam. Tai vėlgi tam, kad būtų išlaikytas tas ryšys su vietos bendruomenė. Iškalbingiausi faktai. Žurnalo reitingai duomenimis Utenos kolegija pagal konkuravimo tarptautinėje erdvėje kriterijų tarp valstybinių kolegijų užima 1 vietą. Akademinis personalas bei studijų bazės gerovė 2. Oksforde šiai aukštajai mokyklai įteiktas tarptautinis Europos verslo asamblėjos apdovanojimas už veiklos kokybę. Toks apdovanojimas teikiamas lyderiaujančioms verslo, mokslo ir kūrybiškiausioms Europos bendruomenėms. Mūsų naujienos yra tos, kad vėlgi darbdavių pageidavimų automatizuotos valdymo sistemos programa startuoja. Nuo praeitų metų tikimės, kad sėkmingai toliau rutuliosis pirmoji jungtinė svetingumo vadybos studijų programa, kurie realizuojama anglų kalba ir kurios studentai visiškai nesenai grįžo iš Rezeknės, mūsų partnerių, su kuriais mes šią programą realizuojam. Studentai tik tai gavę diplomus, jau dauguma turi bilietus, išvyksta į užsienį, į praktikų vietas. Tai vėlgi nesiejama teorinio mokymo dalis, praktikos ir labai malonu, kad mūsų studentai gerai vertinami ne tik tai mūsų šalies darbdavių, bet ir užsienio šalių darbdavių, kurie atlieka praktiką ir garsina Lietuvos ir Utenos kolegijos vardą. Utenos kolegijoje bene moderniausias Lietuvoje odontologinės priežiūros specialistų rengimo centras, kosmetologijos, elektroninio mokymo, mokomojo svetingumo centrai, verslo praktinio mokymo firmos. Mūsų stiprybė iš tiesų yra tai, kad visų pirma, mes gyvenam kaip viena didelė draugiška šeima, kur distancija tarp studento ir dėstytojo yra minimali, paremta abipusę pagarbą, pasitikėjimu ir kitais žmogiškais dalykais. Todėl reitinguose studentai mūsų mokyklą ir mūsų bendruomenę iš tiesų vertina labai aukštom, 1 arba 2 vieta tarp visų aukštųjų mokyklų. Vėlgi tai faktai byloja apie save. Žinoma, ir mokymo bazė, kur mes iš tiesų atnaujinam, aktyvi projektinė veikla, kuri mums padeda vėlgi naujas studijų programas diegti, modernizuoti, atnaujinti materialinę bazę, kas šiais laikais kainuoja tikrai nemažai. Informacinių sistemų technologijų absolventas Elvinas Konkretus dirbs pagal mėgiamą specialybę ir mokysis toliau. Kompiuteris mėgstu nuo mažumės, o ką toliau veiksi, dirbsi pagal specialybę. Pas mus labai yra stipri praktinių darbų pusė, nes tuo labai
Studijuojant ir kiekvieno dalyko mūsų studijos programos visą laiką yra praktiniai užsiėmimai, kai tu savo teorinės žinias pritaikai praktiką. Dvejojas – teisė ar socialinis darbas labiau tiktų. Martynas šiandien džiaugiasi neapsirikęs. Sėkminga praktika Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre jam taip pat ir darbo karjeros startas. Būtent aš dirbu su vaikais, kurie yra netekę tėvų arba kurių tėvų globa yra apribota arba atimta. Aš dirbu su tais vaikais ir ugdau juos bei padedu kopti į savarankišką gyvenimą ir tapti savarankiškais. Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programą rinkęsis Dainius džiūgauja. Pagaliau diplomas. Bet prabyla ir apie nostalgiją, kad trejetas intensyvių metų baigėsi. Tikrai didžiuojasi, būdamas Utenos kolegijos studentas ir sunku palikti Uteną, sunku palikti kolegiją, todėl vien tikriausiai šito jausmo vedamas išvažiuoju Erasmusu, kad galėčiau rudenį dar grįžti čia ir pristatyti tai, ką pasiekiau Erasmus stažuotėje. Dainius pasakoja iškart išvykstąs į Norvegiją. Būtent dėl šio pasiūlymo vaikinas atsisakė jau turėto darbo Lietuvoje, nes pažadėta, svetur jis išmoks visko, ko reikia, kad lyg žuvis vandenyje nardytų viešbučių versle. Beje, Dainius prie europinėse praktikose įgytų įgūdžių prideda dar vieną vertingą patirtį. Eurodipe. Tarptautinės asociacijos vienijančios 150 mokyklų, rengiančių turizmo ir svetingumo srities specialistus veikloje. Būtent Eurodipas Utenos kolegiją pernai paskelbė metų mokyklą. Jaunuolis įsitikinęs, ypač svarbu, kad kolegijoje ne pro pirštus žiūrima į studentų iniciatyvas, į juos pačius, kaip asmenybės. Dažniausiai studentai nieko nedaro patys. Ir kas mane džiugina, kad kolegijoje atsiranda žmonių, atsiranda mentorių, kurie patys paskatina studentus, kurie yra imlus, kurie galintis, juos tiesiog siunčia, jūs važiuokite, ten tikrai gausite daug žinių ir man tai patinka ir iš tikrųjų, nes kartais pačiam žmogui pritrūksta motyvacijos ir kai yra kas paskatina iš šono, tai yra labai džiugu. Maisto produktų technologiją studijuojantis Tautvydas, baigęs pirmą kursą, sako galintis dalintis šviežiausiais įspūdžiais, ne tik apie studijų kokybę, kurią anot jo skųstis būtų nuodėmė. Dauguma mūsų paskaitų pusė 50/50 yra vien praktiniai užsiėmimai. Tai yra labai didžiulis pliusas, kuris pravertė pažintinėje praktikoje man. O šnekant apie studentišką gyvenimą, tai veiklos Utenoje ir Utenos kolegijoje yra daug, tiek studentų atstovybėje, tiek Utenos kolegijos klubuose, tiek Utenos mieste, sporto centre. Vaikinas kartoja, jo specialybė perspektyvi, provokuojame, ar pats tuo tikys, o kaipgi, ir argumentuoja. Aš atlieku praktiką Utenos piene ir jau šią vasarą dirbsiu ir jie galvoja mane kaip ir įdarbinti, nes Utenos regione, turbūt ir daugumose regionų šios specialybės, ypač technologijų trūkumas, reikia jos pakeisti naujesniais, su naujomis žiniomis, su išmanantis naujas technologijas. Tai manau, kad šita specialybė yra tikrai perspektyvi ir rinkčiausi ją dar kartą, jeigu būčiau vėl bandęs stoti. Dar labai neseniai Juozas Urbonavičius, dėstytojas, kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas, pats buvo šios kolegijos ugdytinis. Baigė, studijas tęsė Vilniuje, magistrantūroje mokėsi Kaune ir grįžo į Uteną dėstytojauti. Todėl, kad ši aukštoji mokykla pajėgi reikliam šiandienos studentui suteikti tai, ko reikia. Utenos kolegija yra materialiai stipri, ta prasme savo informacinių technologijų bazė, turi naujas kompiuterinės darbo vietas, turime išmaniųjų įrenginių auditoriją, taipogi turim puikią tinklų įrangą. Utenos kolegijoje taip pat yra gyvendamas nuotolinės studijų programos, kada studentai gali mokintis nuotoliniu būdu, ta prasme, tiek iš namų, tiek iš, kurie yra išvykę dirbti, gal gyventi į užsienį.
jiems sudarytos palankios sąlygos, ta prasme mokintis nuotoliniu būdu, nes gali atsiskaitinėti visus darbus, teoriją sekti mūsų turimose informacinėse sistemose. Na, o diplomų teikimo sūkuryje net 21 studijų programos absolventai. Viena gausiausiųjų - socialinio darbo absolventų grupė. Gavau pakankamai žinių, patobulėjau ir tobulėsiu toliau. Esu užaugusi vaikų globos namuose ir norėjau tiesiog įgyti socialinio darbo specialybę, jog ateityje galėčiau perspektyviai padėti tokiems jaunuoliams, kurie užaugo tokioje aplinkoje ir tiesiog, kad būčiau vienas iš tų pavyzdžių tiems jaunuoliams, kad jie eitų ir siektų savo užsibrėžtų tikslų. Kadangi esu komunikabilus, mėgstu daug šnekėti, mėgstu bendrauti, pasirinkau socialinį darbą vien dėl to, kad man lengva prieiti prie žmonių, juos suprasti ir tiesiog jiems padėti. Kolegijos žvaigždė, dainininkė Milda, dabar jau ir diplomuota kosmetologė. Visa merginos veikla susijusi su grožio kūrimu. Ne 9 klasėje jau mąsčiau apie šią specialybę, taigi miestas man net nebuvo iš tikrųjų svarbu. Tačiau įstojus čia, supratau, kad tai buvo dar geriau negu Vilniuje ar Kaune ar kitur. Todėl, kad aš esu toks šeimos žmogutis, namų žmogutis, tai labai arti namai, tai gera grįžti namo, dažnai kiekvieną savaitgalį. Žinia, kiekvienam absolventui rūpi. O kas toliau? Diplomas tik kelio pradžia. Bet Milda dėl savosios ateities nesibaimina. Šiuo metu jau kaip ir turiu ir darbo vietą jau, bet kursiu savo verslą, bandysiu, savo saloniuką mažai gal toliau jau įsikurti, bet dabar tai nuomojuosi patalpas ir tenais dirbsiu. Tai manyčiau, jeigu tu pats labai nori dirbti, tai manyčiau ir atsiras ir kur, ir kaip, ir kodėl. Egidijus Utenos kolegijoje baigęs dantų technologijos studijų programą apie pasirinkimus, kodėl Utena, kodėl tokia specialybė, atvirai. Svarsčiau tarp dantų technologijos ir odontologijos ir šiai dienai ši programa tiesiog pasidarė patrauklesnė, o ateityje matysim, ką toliau daryti. Ką rekomenduotų kitiems, irgi atvirai. Ir jis, ir Dainius. Rekomenduočiau tiesiog tiek uteniškiams, tiek kitų miestų žmonėms į kolegijas žiūrėti visai kitaip, nes kolegijos tiek požiūris patruputėlį kinta, o kolegijų apskritai profesinis parengiamumas stiprėja ir kur kas praktinių pobūdžių pralenkiame universitetus. Kaip sako, protingiam mokslo nereikia, bet reikia praktinių žinių. Tai visus protingus kviesčiau į kolegiją įstoti. Jei tektų rinktis iš naujo, ar tai būtų Utenos kolegija, turizmą ir viešbučių administravimą studijavusi Rūta nedvejoja. Aš manau, būtų Utenos kolegija, nes čia man lik antri namai.